buvo labai aukšta technologija, kažkaip labai mokėjo elgtis su vandeniu, mokėjo keisti per vargonus, matau kaip pultą, kad jie naudoja kaip tą vandens vibracijos, ne, keitimą, kažkokie energetinius, kažkokios struktūros keitimus. Ta pati elektra. Aš manau, kad visam pasaulyje buvo nemokama elektra, kad čia buvo toks gridas pajungtas, toks tinklas, sakykime, ne, pajungtas. Ir jisai negali veikti ant, kaip čia pasakyti, ant tos pasiūlytos pasaulėžiūros, ne, ant tos apalios žemės, ant tų visų kosmosų. Niekas tada man nebesueina, ne. Ir kai aš tai tik tais pasidėjau, kad primečiau variantą, kad gal ir gali būti, kad mum meluoja. Ir tada viskas tai pradėjo stotis į savo vėžes ir matau, kad, nu, tiesiog generatoriai, visokie eterinės energijos paėmimo, kažkokie tai antenos, taip toliau su gyvsidabriais auksais, su visa ta alchemija, iš viso kito lygio alchemija. Ir nu, manau, kad tiesiog buvo pastatai tam, kad visą šitą karalystę, nu, atrodo, paspausk play mygtuką ir jinai visą tiesiog. Aš net į tą pačią architektūrą žiūriu kaip sušalus, kaip kad sustabdyta muzika būtų. Atrodo, kad tu paspaustum play ir viskas atrodo taip, viskas turi pradėti suktis, viskas turi pradėti veikti, visos tos statulos ten, viskas tiesiog atrodo turi pradėti veikti, o kažkas išjungia.